Sveiki, šiandien pakalbėsim apie jau sukurtos elektroninės pašto dėžutės savybės ir kitas galimybes. Taigi prisijungiame pranešime. Matome labiau vienas laiškas įgaliotas. Toliau. Einame į nustatymus, matysime, kokios yra galimybės nustatymus. Galima statyti kalbą. Šiuo atveju lietuvių tinkamai. Man nebūtų aktualus, tai toliau. Matot, yra parašas. Taigi susikūrė. Galima kontaktus nurodyti, tačiau jau siunčiant laišką šitą žinau, ką būsim parašę, parašas automatiškai pasikels. Žiūrėt toliau atostogų metu, atostogų atsakyklis nurodyti. Pastogaujate ir laikotarpį, kada iki kada, kada bus laiškai perskaityti, taip pat yra etiketės katalogai, kurios laiškai, tai siunčiami laiškai, galima pažymėti, kuris dėti katalogus, rodyti. Baltųjų laiškų pat yra pogrupiai, vidiniai socialiniai tinklai, žinoma, žmonės pastovėtų. Taip pat galima kitas paskyras traukti, importuoti laiškus, kaip pinigų, kaip mail. Virtualus dalykas, atidėti šiukšlių, laiškų, filtrai. Galima blokuoti nepageidavimus adresus, kurie jums siunčia nepageidavimus laiškus. Taip pat paminėti, jeigu jūs gauna tokius elektroninius laiškus, kurie pažeidžia jūsų teisės, panaudojimas jūsų asmens duomenys, akivaizdžiai matote, tai galima kreiptis į valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, jeigu pažeidžia teisės konkurencinė tarnyba. Taip pat yra galimybė padaryti gaunamų laiškų persiuntimą. Šiuo atveju aš pasidariau į savo KTU elektroninį paštą. Nustatymai. Ir kitas pašto dėžutės, pašto programas sukonfigūruoti. Taigi, map, kitas serverį nurodyti. Jeigu mobiliame telefone, tai įvedus elektroninį adresą dažniausiai nustatome visi automatiškai. Toliau pokalbį lygmenį. Tam kompiuter. Jeigu visokių klausimų rašykite, galite rašyti kažkur.
atsakai